Grafikė Albina Makūnaitė viena garsiausių 20-ojo amžiaus 6-ojo dešimtmečio pabaigos knygų vaikams iliustruotojų gimė netoli Kauno Padainupio kaime. Daugiausia grafikė kūrė lino raižinius estampus. Albinos Makūnaitės iliustruotoms knygoms būdingas vaizdo konstruktyvumas, savitas lietuvių liaudies grafikos tradicijų interpretavimas, dekoratyvumas, sodrus koloritas ar juodai baltas masyvus štrichas. Dailininkės elementoriumi Vyturėlis džiaugiasi beveik 7 kartos pirmokėlių. Pagal lietuvių liaudies pasaką Aldonos Liobytės parašytą ir Albinos Makūnaitės iliustruota knyga Saulės vaduotojas buvo išleista 11 kartų – lietuvių, gruzinų, anglų, rusų, ispanų, farsi, suahili ir kitomis kalbomis. Albina Makūnaitė laikoma viena iš ryškių nacionalinio modernizmo oponavusių socialiniam realizmui atstovių. Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skirienė džiaugiasi, kad Plungės viešojoje bibliotekoje eksponuojami žymiausi Albinos Makūnaitės darbai, sukurtos iliustracijos lietuvių liaudies pasakoms Gulbė karaliaus pati, Vinco Krėvės padavimams Aitvaras, Vaižganto apysakai Nebylys, lino raižiniai Justino Marcinkevičiaus baladei apie Ievą. Šita paroda yra pateikta iš šeimos archyvo. Mes labai džiaugiamės, kad šios parodos kuratorė, menotyrininkė Rūta Jakštoninė bendravo su dailininkės dukra ir gavo sutikimą šią parodą pristatyti bibliotekoje. Mums vyresnio amžiaus žmonėms ši paroda svarbi dar ir tuo, kad primena mūsų vaikystės knygas, tas iliustracijas, su kuriomis kartu mes užaugome. Yra pristatomas įdomus filmas, kurį ką tik tais žiūrėjo mūsų bibliotekos bičiulių klubo nariai apie Lietuvos knygų iliustravimo istoriją nuo senesnių laikų iki šių laikų. Tai labai kviečiu visus plungiškius, ir jaunus, ir senesnius, ir mamytės, ir tėvelius tiesiog ateiti į biblioteką, į bokšto salę ir pamatyti šią tikrai įdomią parodą. Paroda veiks iki lapkričio 5 dienos. Taigi, mielai, laukiame jūsų.